pasirodė Gretos Bobinaitės muzikinis albumas Sklistika. Šių metų birželio 21 dieną kartu su vasaros pradžia internetinėje erdvėje pasirodė Punskietės, kovo 11-osios licėjaus absolventės, Gretos Bobinaitės muzikinis albumas Sklistika. Sklistika – tai įvairių minčių, emocijų ir vaizduotės paveikslų vizijos, į kurias pasinėrus atsiduriama mistiškame pasaulyje. Kūriniuose jaučiamas stiprus žmogaus ryšys su gamta, mitologinių būtybių ieškojimas, nustumiant visus rūpesčius į užmarštį. Šis muzikinis kūrinys kviečia į dvasinę kelionę, prisodrintą baltų mitologijos, gamtos garsų ir pagoniškų ritualų. YouTube grojaraštyje Sklistika yra visi 9 Gretos muzikiniai kūriniai, tarp jų Teka, Raganų burtai, Ko liūdi, Šermukšnio rauda, Oro, Perkūnas, O jei žinotų. Žodžiai ir muzika. Greta Bobinaitė. Atlikėja. Greta Bobinaitė. Prodiuseris. Deividas Enda. Grafinis apipavidalinimas. Ida Bobinaitė. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Pirmasis albumas gera proga susitikti ir yra proga apie ką pakalbėti. Kas tavo albume, kokios dainos, ką norėjai pasakyti klausytojams? Tai visų pirma, mano albumas Sklistika gimė tokia idėja su draugu Deividu Enda. Mes kalbėjomės ir prieš metus apie tai ir jis man pasakojo apie tai, kad baigė savo studijas ir jo laukia diplominis darbas ir ieško žmogaus, su kuriuo galėtų į tą darbą įrašyti. Tai va, jis man pasiūlė ir turėjom labai geras galimybės įrašinėti mano dainas studijoje Vilniuje, LMTA rūmuose. Tai va tada ir daugiausiai dainų ir ten ir susikūrė. Taip ir ką aš norėjau perduoti savo dainom klausytojui. Tai man dainos yra ryšys žmogaus ir gamtos, paliečia mitologinės tematikas, pagonybės ir ieškojimą atsakymų gamtoj, pabėgimą nuo tokių savo rūpesčių ir ieškojimą tokios pagalbos pas dievus, maldos. Tai va, ir būdami šiaip gamtoj galim paleisti dalykus, kurie mus slegia, ar visas problemas išsiaiškinti, surasti atsakymus. Tai va, ir šitas albumas buvo, mano albumo įkvėpimas, tai yra gamta. Ir tą ir norėjau perduoti klausytojui, kad jis pasijaustų lyg būtų gamtoj, lyg jis pats įsikūnytų į tą veikėjų, kurus lyg tokius personažus savus susikūrau įsikūnijimus į kažkokią tai būseną, mistišką būseną. Ir norėjau, kad tas klausytojas ir tai irgi pasijaustų taip, lyg kažkur kitokiam pasauliui. O kaip apibūdintum dainų stilių? Tai dainos yra atliktos mano balsu ir fortepijonu, tačiau klausydami galite išgirsti daugiau balsų, tai vis tiek yra mano balsas. Ir tai yra tokias nostalgiškos labiau dainos, gal kai kuriems gali būti ir sunkios į klausimą, nes jas labai yra gilios ir tokios jautrus, paliečia tokį labai gilią vietą sielui. Minėjai, kad vienas iš tavo pagalbininkų buvo Deividas. Tai jo diplominis darbas. Kaip jam pasisekė? Man atrodo, jam pasisekė labai gerai. Sunkus darbas tikrai atnešė savo vaisius. Įrašus, kuriuos įrašinėjom už tai studijoje, jo akademijoje, kurią užbaigė sėkmingai. Už tai vertino dėstytojai, gal labiau iš techninės pusės, kaip jis juos įrašė, net ir padėtis mikrofonų prie fortepijono ar mano balsui buvo svarbi ir tikrai turėjo reikšmę didelę kokybę garso. Ir tikrai labai gerus įvertinimus pavyko pasiekti.
Ir abiems kartu pavyko daug ir išmokti. Taip. Ir tau, ir jam. O dar paaiškink pavadinimą albumo. Albumo pavadinimas Sklistika. Tai lyg atrodo visai išgalvotas žodis, nes ir taip yra. Sklistika kilo iš dviejų žodžių – sklisti mistikoje. Aha. Ir tai va, tai mes aš viso kartu sugalvojom šitą žodį, taip galvojom, kaip čia pavadinti. Tai va, kilo tokia mintis, kodėlgi nesukurti savo žodžio. Ir tas sklisti mistikoje, tai va, labai atrodo gerai apibūdina viso albumo tokį išraišką. Ir albumo pats pavadinimas sukelia tokį įdomumą ir visi klausia, o tai ką tai reiškia? Negirdėjau tokio žodžio, tai visai gera idėja kilo. Geras pavadinimas, taip. O ar buvo daugiau pagalbininkų, gal reikėjo rėmėjų? Tai mano pagalbininkas Davidas, jis užsiėmė visų įrašų techniškom pusėm ir jis taip pat miksavo ir masteravo visas dainas, gražiai taip perdavė mano balsą į klausytojų ausis, nes viskas kaip skamba įrašyta tik mikrofonu, tai skamba visiškai kitaip ir taip žaliai kabutėse, o kai jau viskas yra apdirbta gražiai, tai yra ir aidai ir girdisi visokie garsai skirtingose ausinių pusėse, tai va. Tai kas dar man padėjo, tai šiaip draugai, man buvo didelė parama šeima, kai buvo irgi įrašų darymo laikas buvo tokias gan intensyvus, nes aš ir studijavau Vilniui ir buvo tokios dienos, kai grįžtu iš užsiėmimų, iš ligoninės ir iš karto važiuoju į studiją įrašinėti, ten kažką suvalgau ir iš karto į studiją ir žiemą tai buvo tai vis tiek nuovargis, bet visi artimi žmonės tai man padėjo daugiausiai. Kiek įrašai truko laiko? Tai buvo keli mėnesiai ar visas pusmetis? Tai buvo ilgas gan procesas. Pati idėja tai kilo prieš metus, pradėjom įrašinėti rugsėjį praeitais metais, taip pamažu kažką žiūrėjom, nes Davidui irgi tai buvo naujas iššūkis, man irgi, kaip ten sujungti mikrofonus, visus laidus. Tai galima sakyti, kad visas įrašų, visa pabaiga ir kol mes pabaigėm viską, tai buvo metai nuo pačios idėjos. Kiek albume dainų? Albume yra 9 dainos ir jų eiga irgi nėra atsitiktinė. Albumas prasideda kūrinio Teka. Tai irgi yra lyg tokios mantros, lyg tokias įsivedimas į tokią ramią būseną, lyg tu pats būtum tam vandenį ir tu pats plauktum ir tavo siela nurimsta lyg. Ir po to viskas vystosi su kūrinių tematika ir pabaiga albumo tai yra daina Oi loli loli pavadinimu ir joje norėjau panaudoti mūsų tarmę, mūsų žodyną, nes manau, kad tai yra išskirtinis dalykas pas mus ir labai gražus ir nenorėjau lyg šito kažkur pamest. Ir paskutinės dainos už tai žodžiai baigėsi Oi loli loli mano rūpesčiam, užmikit miego amžinu. Tai va ir tokias lyg visų kūrinių apibendrinimas, kad aš viską paleidžiu, mano rūpesčiam Oi loli loli, užmikit miego saldžiu ir amžinu. Tai va, tai tokias kviečiu pasiklausyti, aišku, ne, kad suprastum. Pats pavadinimas tarsi būtų tai lopšinė, bet suprantu, kad tai ne lopšinė. Jeigu amžino miego. Taip, Oi loli loli, taip, nes norim, kad mūsų rūpesčiai niekad tik užmigtų, bet ir jie dingtų, iš viso amžinai neprisikeltų iš tų blogų emocijų.
saulės raudansos, šiltai bucuošiu, žandus kraujuotus. Man patsai liūdna, duok kokį ženklų, atšiūsk baltus erelius ant dangos. Dzūkiškoj gėroj, o teraušiu in dievus, šaukščiu, ieškošiu tydavį. Oi, liuli, liuli, mano rūpestam, užmigit miegu amžinu. Oi, liuli, liuli, mano rūpestam, užmigit miegu amžinu. Oi, liuli, liuli, mano rūpestam, užmigit miegu amžinu. O kur tave dabar bus galima išgirsti, kur galima tų dainų pasiklausyti, nes fizinė prasme tokios plokštelės nėra. Taip, fizinės plokštelės dar negalima įsigyti, galbūt kažkada ateityje, bet šiaip tai esu platformose Spotify, YouTube ir pavadinimu Greta Bobinaitė. Ir tai va, tai... Jo. O kada koncertuose gyvai tave išgirsim? Koncertuose tai va artimų laiku, Liepos pabaigoje. Bus du koncertai šiaip. Pirmas koncertas Liepos 25. Tai bus labiau solo mano koncertas aš ir fortepijonas. Bus kultūros namuose, dar tolimesni skelbimai pasirodys, paskelbsiu. O kitas koncertas Liepos 26, tai bus visiškai skirtingas stilius atlikimo ir aš nebūsiu viena, tik tai su grupe, su gitarom, su perkusija. Tai visiškai bus kitokias atlikimas, tai aš skatinu ateiti į abu, nes nebus tas pat per tą patį, tik tai bus visiškai skirtingi dalykai. Tai va ir Liepos 26 bus festivalis Punskio skansene, kurį organizuoja Jonas Jankauskas ir Pavelas Galinskas. Ir irgi širdingai kviečiu pasižiūrėti, ateiti, padalyvauti, ten nuo pat ryto vyks visokie įdomus užsiėmimai ir pabaiga bus lyg finalas viso festivalio mūsų koncertas. Tai ateikit, smagu bus, įdomu, tikrai kažkas kito, dar tokio ko nebuvo, sakyčiau, mūsų miestelį, tai skatinu labai. Labai gražus paskatinimas. Kviečiame ir mes visus ateiti.